Bet aš sakyčiau, kitos veiklos ir kiti pomėgiai, tai ir yra raktas į tai. Nes jeigu tu nieko daugiau gyvenime neveiki, tik tai ir nieko daugiau gyvenime neturi, tik tai savo tą darbą, tik tai savo profesinę sritį, tai man atrodo laiko klausimas, kada žiūrėsi į baltą sieną. Nes kūrė žmogų kaip asmenybę, ne profesiją. Žmogus atėjęs į profesiją atsineša savo tą backgroundą iš šeimos, iš aplinkos, iš ten, kur kažko išmoko, bet ir tada realizuoja jau darbe visą tai. Bet ne priešingai. Ne darbą mes turim neštis į laisvalaikį, į šeimą ir taip toliau, o emociją iš laisvalaikio, iš šeimos, iš savo užsiėmimų, pomėgių ir taip toliau turim atsinešti į darbą.